Kon tu gali įsivaizduoti, yra jau kažkur realybė. Bet kas, dar sėk pasakys, bet kas ir tavo galvo, užsimerk, įsivaizduoji kažkokį vaizdą, kažkokį įvykį, kažkokį veiksmą, kažkon, tas egzistuoja kažkur. Tas egzistuoja kažkokio dimensijų, kažkokio paralelinė realybė, tai yra jau tikra. Žinant tą, dabar pagalvok, jeigu tu žinai tą, koks būtų jausmas, įsivaizduok, koks būtų jausmas, jeigu tu būtų medis. O dabar vieną sekundę, bent jau daug įsivaizduoti, koks būtų jausmas, kai būtų medis, koks būtų jausmas būti dabar, čia ir dabar, visada. Pabandyk pajausti, koks būtų jausmas, jeigu tu būtum medis, jeigu tu jaustum šilumą, kaip tu jaustum šaltį, kaip tu jaustum visą klimatą, katras egzistuoja aplinkui tave, kaip tu jaustum visus kitus gyvus, kurie aplinkui ir tave. Koks būtų jausmas? Va čia ir susijungims su čia ir dabar viskuom, kas supa tave, nes tu esi viskas tas, kas yra. Kai tu esi viskas tas, kas yra, tu esi viskas tiesiogiai tas, kas yra. Tai dabar, kaip ir minėjau, įsivaizduok, tu esi medis, kaip tu jauti, kokią šilumą, kokį šaltį, tu jauti buvimą, tu jauti esatį. Tau nėra šalta, tau nėra karšta, tu tiesiog būni. Ir tau ir tiesiog toks euforijos jausmas, tiesiog būnant momente, nes tu nieko daugiau nežinai, kaip būti čia ir dabar.